Sveiki, esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šiandien su jumis noriu pasidalinti, kaip pasidaryti šį paprastą dieninį makiažą, kuris, manau, puikiai tiktų rugsėjo 1. Taigi, makiažą pradedu savo veidą padengdama Gosh CC kremu atspalviu Porcelain. Šis kremas turi SPF 10, taigi apsaugo nuo saulės spindulių. Taip pat labai lengvai sklaidosi ir pats yra labai lengvos tekstūros. Taigi puikiai tinka jaunatviškai odai. Ne užgoš jūsų grožio, o kaip tik jį paryškins ir išlygins odos atspalvį. Naudodama Manhattan antakių pieštuką atspalviu Blondie Brow, šiek tiek paryškinu antakius ir prailginu jų uodegą. Nepaišau kažkokių įmantrybių, kad nesugadinčiau jaunatviško įvaizdžio. Šiuo pieštuku tikrai labai paprasta naudotis. Jis nėra nei per kietas, nei per minkštas, kaip tik toks, kokio ir reikia. Taip pat spalva nėra per šilta, tad puikiai tiks ir šviesiaplaukiams. Toliau nusprendžiau šiek tiek paišdykauti, tad paėmusi Max Factor kreminius skaistalus atspalvius Seductive Pink, padengiau jais visą savo akies voką. Taip pat jais švelniai patepiau ir po apatinę blakstienų liniją. Gabriela Silhouette individualiais akių šešėliais atspalviu 11 padengiau savo akies raukšlę. Iš tiesų šie šešėliai mane itin maloniai nustebino. Tikrai nesitikėjau, kad bus taip lengva juos įsklaidyti ir kad taip gražiai žėrės. Su skystu Eveline kontūru paryškinau savo viršutinės blakstienas labai plona linija. Rinkausi rudą spalvą, nes ji nėra tokia griežta, tačiau galutinis rezultatas ne ką mažiau efektyvus. Šiuo produktu buvo itin lengva naudotis, nes jis turi labai ploną šepetėlį, todėl kontūrą buvo nesunku padaryti labai kruopštų. Na, o kad žvilgsnis būtų dar išaiškingesnis, pasirinkau Gosh Crazy Volume akių blakstienų tušą. Jis tikrai suteikia daugybę apimties, kaip matote, ir išsilaikė visą dieną, kas yra labai svarbu. Tais pačiais Max Factor kreminiais skaistalais atspalvius Seductive Pink, kuriuos naudojame ant akių vokų, padengiau ir savo skruostus. Jų tekstūra yra labai kreminė ir lengva, todėl sunku pasakyti, ar kažką turime ant odos, todėl viskas atrodo labai natūraliai, tačiau jie suteikia to gražaus jaunatviško raudonio. Na, visą įvaizdį užbaigiau Essence XXXL Nude blizgiu atspalviu Chest Nude, kuris daug spalvos nepridėjo, tačiau lūpoms suteikė blizgesio ir jos atrodė daug putlesnės. Na ir štai taip atrodo mano galutinis variantas. Labai paprastas dieninis makiažas, neiššaukiantis šviesus ir švelnus. Tikiuosi jums patiko ir iki kito susitikimo. Gražios rugsėjo 1.